Disclaimeris. Ši informacija nėra medicininiai patarimai. Kreipkitės į gydytoją. Gal gali papasakoti apie reumatoidinį artritą? Reumatoidinis artritas yra lėtinė autoimuninė liga, sukelianti sąnarių uždegimą. Imuninė sistema klaidingai atakuoja savo organizmo audinius, sukeldama sąnarių skausmą, patinimą ir deformaciją. Ilgainiui gali pažeisti ir kitus organus. Kaip į tą ligą žiūri tradicinė medicina ir kaip į ją žiūri funkcinė medicina? Tradicinė medicina dažniausiai gydė reumatoidinį artritą vaistais, mažinančiais uždegimą ir skausmą, bei slopinančiais imuninę sistemą. Funkcinė medicina, be vaistų, pabrėžia gyvenimo būdo keitimus, tokius kaip mityba, streso valdymas ir fizinis aktyvumas, siekiant sumažinti uždegimą ir pagerinti bendrą sveikatą. Tai pradžiai labiau norėčiau, kad susikauptumėm į mitybą. Ką galėtum pakomentuoti mitybos klausimu? Žinoma, kalbant apie mitybą sergant reumatoidiniu artritu, svarbu rinktis priešuždegiminę mitybą. Tai reiškia mažinti uždegimą sukeliančių produktų vartojimą, tokių kaip perdirbti maisto produktai, pridėtinis cukrus ir rafinuoti angliavandeniai. Vietoj to reikėtų rinktis sveikus riebalus, pavyzdžiui, avokadų aliejų, alyvuogių aliejų bei omega-3 riebalų rūgštis esančias riebioje žuvyje. Taip pat gali padėti mažai angliavandenių turinti arba ketogeninė mityba. Gal žinai kažkokių tai sėkmės atvejų, remisijos atvejų, gal turi kažkokių tai pranešimų? Taip, yra keletas įdomių atvejų, kai žmonės pasiekė remisiją su mitybos pokyčiais. Pavyzdžiui, kai kurie pacientai patyrė žymų simptomų sumažėjimą, perėję prie ketogeninės arba karnivorinės mitybos. Vienas tokių atvejų aprašytas daktaras Sean Baker, kuris savo pacientams taiko karnivorinę mitybą ir stebi teigiamus rezultatus autoimuninių ligų gydyme. Karnivorinė mityba pasiteisina ne tik reumatoidinio artrito, bet ir kitų autoimuninių ligų valdyme. Žmonės praneša apie pagerėjusią sveikatą, sergant tokiomis ligomis kaip vilkligė, Krono liga ar psoriazė. Nors mokslinių tyrimų šią temą nėra daug, tačiau daugėja anekdotinių įrodymų apie šios mitybos naudą. Pakomentuok, kas yra anekdotiniai įrodymai. Mes lietuviai nelabai naudojam šito termino. Anekdotiniai įrodymai reiškia asmeninius pasakojimus ar patirtis, kurios nėra pagrįstos moksliniais tyrimais, bet vis dėlto rodo tam tikras tendencijas ar rezultatus. Tai gali būti žmonių pasakojimai apie tai, kaip jiems padėjo tam tikra mityba ar gydymo metodas. Tokie įrodymai nėra laikomi moksliniais, bet gali būti vertingi kaip papildoma informacija. Norėčiau, kad gal labiau susitelktumėm ne į atskirų žmonių pranešimus, bet į medikus dirbančius toj srityje. Tu paminėjai Sean Baker. Gal yra ir daugiau medicinos atstovų, kurie dirba taikydami ketogeninę arba karnivorinę mitybą autoimuninių ligų gydyme? Taip, be Dr. Sean Baker yra ir kitų medicinos atstovų dirbančių su ketogeninė ir karnivorinė mityba autoimuninių ligų gydyme. Pavyzdžiui, Dr. Paul Saladino yra žinomas už savo darbą karnivorinės mitybos srityje ir jos taikymą autoimuninių ligų atvejais. Taip pat Dr. Ken Berry dažnai kalba apie ketogeninę mitybą ir jos naudą autoimuninėms ligoms. Kokius produktus išskirtum į rizikos grupę? Sergant reumatoidiniu artritu, svarbu vengti produktų, kurie gali skatinti uždegimą. Į rizikos grupę įeina, pirmiausia, perdirbti maisto produktai. Dažnai turi daug pridėtinių cukrų, nesveikų riebalų ir priedų, kurie gali skatinti uždegimą. Antra, cukrus ir saldumynai gali padidinti uždegimo žymenis. Trečia, rafinuoti angliavandeniai. Balta duona, makaronai ir kiti rafinuoti grūdų produktai gali sukelti uždegimą. Ketvirmi, transriebalai, esantys margarine, keptuose ir greitojo maisto produktuose. Penkta, augaliniai aliejai su dideliu omega-6 riebalų rūgščių kiekiu, kaip kukurūzų ar sojų aliejus, gali skatinti uždegimą, jei vartojami per dideliais kiekiais. Sergant reumatoidiniu artritu, rekomenduojama sutelkti dėmesį į priešuždegiminius maisto produktus, kurie gali padėti sumažinti simptomus. Dar norėčiau, kad pasigilintumėm į papildus. Kokie papildai būtų naudingi reumatoidiniam artritui?
Reumatoidiniam artritui gali būti naudingi šie papildai. Pirmiausia, žuvų taukai. Omega-3 riebalų rūgštys turi stiprių priešuždegiminių savybių, kurios gali padėti mažinti sąnarių uždegimą. Antra, vitaminas D. Svarbus imuninės sistemos funkcijai, siejamas su padidėjusiu autoimuninių ligų rizika. Trečia, kurkuminas. Randamas ciberžolėje, turi stiprių priešuždegiminių savybių. Ketvirta, bosvelija. Šis augalas gali padėti mažinti uždegimą ir skausmą. Penkta, probiotikai. Gali padėti palaikyti sveiką žarnyno mikroflorą, kuri yra svarbi imuniniai sistemai. Prieš pradedant vartoti bet kokius papildus, svarbu pasitarti su sveikatos priežiūros specialistu, kad išsiaiškintume tinkamą dozę ir galimą sąveiką. Ačiū tau, davei daug vertingų žinių. Prašysiu tavęs apibendrinti mūsų diskusiją trumpai. Mielai, diskusijos metu aptarėme, kad reumatoidinis artritas yra lėtinė autoimuninė liga, sukelianti sąnarių uždegimą. Tradicinė medicina dažnai naudoja vaistus, o funkcinė medicina pabrėžia gyvenimo būdo keitimus, įskaitant mitybą. Rekomenduojama priešuždegiminė mityba, vengiant perdirbtų produktų, cukraus, rafinuotų angliavandenių ir transriebalų. Papildai tokie kaip žuvų taukai, vitaminas D, kurkuminas, bosvelija ir probiotikai gali būti naudingi. Taip pat paminėjome keletą gydytojų, kurie praktikuoja ketogeninę ir karnivorinę mitybą autoimuninių ligų gydyme. Ačiū tau. Nėra už ką. Jei turėsi dar klausimų ar norėsi pasikalbėti, visada kreipkis. Iki.